Sveiki, mėly Žiburio žinių žiūrovai. Su jumis rubrika Ekspertas ir aš ekspertė Vasara. Šią niurę, bet rudenišką rudenio dieną mūsų mokykloje yra minima mokytojų diena. Tad pasižiūrėkime, kaipgi ketvirtokams sekasi perimti mokytojų pareigas ir kaip mokytojai elgiasi kaip mokiniai. Ar paklusnūs, ar viską žino. Eime. Sveiki, kaipgi jaučiatės šią gražią dieną? Labai gerai jaučiuosi. Ar jau buvote kokioje pamokoje? Tai buvau muzikos meno pamokoje. Ir kągi ten darėte? Kūrėm pasakojimą ir melodiją pasakojimui. Labai įdomi pamoka, jau labai. Ir mokytojai labai faini. Ačiū labai tada. Gerai. O pažiūrėkime, kasgi čia? Kūrybinė terapija. Labai gražu. Pažvelkime, kasgi vyksta viduje. O, kaip čia? Kūrybiškai. Labą dieną. Ar jūs esat mokytas? Tikrai taip. Ir kaipgi sekasi šiandienos mokinius auklėti ir mokyti? Sakyčiau, gan neblogai. Aišku, pasitaikė tokių mokytojų, kurie nėra tokie ir paklusnūs. Mokytas Artūras, mokinys Artūras. Čia šitas Abu Artūrai, išties pastebėjimas toks, abu Artūrai tokie laužyti taisyklės mėgstantys. Ir nežinau, visa komanda gan komandiškai dirba, vieningai taip. O sakykite, ką mokiniai, atsiprašau, veikia šiandieną pas jūs pamokoje? Taigi pas mus, kaip matote, labai rimtas meno kūrinys yra. Galite parodyti labai rimtus meno kūrinius, pagal kuriuos mokiniai kūrė labai rimtas istorijas ir jas po to bando įgarsinti. Labai rimtai interpretuoti su muzika. Labai rimtai interpretuoju, nes kai toks rimtas kūrinys, tikrai yra sudėtinga perteikti tą emociją rimtą. Tai prieš tai irgi buvo labai įdomus kūrinys pagal šauksmas ar klyksmas, dabar pamiršau, kuris. Tai sakė, kad atspindi labai mokinių emocijas, kai reikia grįžti namo, ne namo į mokyklą. Tai vasara Kaip namai antri, tai namo, todėl ir sakau. O sakykite, jeigu neturėtumėt pasirinkimą, ar turėtumėt būti mokytoju, kokiu mokytoju būtumėt? Ką mokytumėte? Laisvo oro direktorė. Ką mokinčiau? Tik galbūt... Muziką vesčiau. Toks... Aš taip tiksliai ir nežinau. Dabar meno pamokose kaip ir tai gal meną ir norėčiau kažką panašaus ir mokinti. Bet šiaip sudėtingas darbas, nes šitie mokiniai, kai kurie dar pakankamai taip laikosi savyje. Žinom, kad šiaip mokiniai tokie nebūna. Taip. Fizika gal. Nekenčiu fizikos, bet manęs mokiniai nekęstų labiau. Gerai, tada ačiū Jums ir sėkmės su mokiniais. Sakė, Jūs labai nedrausmingas mokinys. Kodėl? Tai, kad man nuobodu pamokoje kažkaip sėdėti, aš per daug gal viską taip jau, čia jau kaip ir žinau. O šitą ką drausminga? Tai šitą irgi nedrausminga. Galės pabandyti. Ir dėl to aš kažkaip noriu, kad man pamokos būtų trumpesnės, nes aš per trumpesnį laiką viską įsisavinu. O sakykit, ar patinka? Man labai nuobodu. O praeitą pamoką irgi nuobodu buvo? Praeitą, tai aišku, aš ten viską padariau per 5 minutės, o pamoka tęsiasi, ten vėl nežinau kiek laiko, tai aš norėčiau, kad man viskas greičiau, trumpiau būtų. O sakykite, kaip mokytas, ar norėtumėte pasikeisti savo kaip ir... Ar aš norėčiau būti mokytoju? Jo, galite taip atsakyti. Tai aš norėčiau būti mokytoju. Kokio mokytų norėtumėte? Matematikos. Dabar labai trūksta. O šiaip matematika patinka irgi? Nelabai aš ten suprantu, bet tai koks skirtumas. Išmokint, sakė. Gerai, ačiū labai. Atėjome prie matematikos klasės. Pažiūrėkime, kaip ketvirtokams sekasi ją vest. FBI. Kodėl pasivadina FBI? Nes mes ieškom blogų mokinių. Dėja pas mus. Ar šioje klasėje radote blogų mokinių? Pas mus nėra, tikiuosi, dar neradom. Dabar esate matematikos mokytojas. Ar tokią profesiją pasirinktumėte? Ne, mažai moka. Kiek ir tu? Man baisu, nenoriu. Kodėl su čiurliukais? Nes laimėjom. Iš ko laimėjote? Iš mokinių. Na ir kaip sekasi šios mokinius mokyti? Puikiai. Imlus labai. Kol kas varžomės, bet nesekas. Ar manote šiandien jūsų mokyta, kuri yra mokinė, džiaugtųsi jumis
kaip išmokėt juos temą paruošėt tarpiniams ir egzaminams visiems? Šiaip planavom žaisti iš pinigų, tai Menkevičienė, manau, pinigai patinka. Tai sakytų, o kaip gerai, bet šiaip ne, mumis daugiau nepasitikėjęs. Kaipgi sekasi vesti fiziką? Sekasi visai gerai, praeita pamoka buvo biškį, kaip sakyt, neįtin pasisekus, nes turėjom trukdytojų, tačiau dabar po kol kas viskas sekasi puikiai. Ar pasirinktum fizikos mokytojo profesiją? Šiaip sudėtinga, tačiau manau, tai smagi profesija, taip kad, manau, variantas tikrai apsvarstomas. O kaipgi mokiniai jaučiasi, ką pasidalintumėt? Nieko. Ar nieks neturit kokios nuomonės pasakyti? Nežinau, gerai mokino tiesiog. Geras naujas mokytas? Naujas geras. Geresnis nei Petraška? Panašaus lygiai. Žiūrim, kaip mokiniai mokosi istorijos, šiaip kitų. Tai dabar sakykite, kaipgi sekasi būti istorijos mokytoju? Labai sudėtinga šiais laikais sudominti jaunimą, tokį aktyvų ir tokį labai judrų, domėtis istoriją. Tad labai tenka telktis į gilius šaltinius, kaip hollywoodiniai filmai, kad įdomiai ir informatyviai perteiktume istorinę medžiagą. Va, pavyzdžiui, mes perteikime tipinį 16 amžiaus, jei neklystų, gyvenimą tarp Anglijos ir piratų konfliktų. Ir matot, mes labai stengiamės būti geri mokytojai ir išaiškinti kilusius klausimus mūsų mokiniams. O ar būtum mokytoju? O man sąžiningai atsakyti jums? Gal jau greičiausių būdų ne. Kodėl? Labai sudėtinga, bet labai reikia, bet labai sudėtinga. O kaip tu? Mokytoju būti? Pagalvočiau biškį daugiau. Pasirinkimų daug yra, bet man atrodo jau geriau eičiau kirsti medžius. Ar daug išmokote? Va, pažiūrėkite, užsiima, taip sakyčiau... Aš tikėjausi geresnio, va kaip jie atsako į mūsų pastangas. Sakyčiau, istoriška. Koks čia istorijos uždavinys, tema? Išsamei, kodėl pabėgote iš pamokų? Nepabėgau. Ką jūs čia veikiat, nepamokoju, bėgi matematiką? Nėra pamokų. Išleido? Jo. Išleido. Dabar sakykit, jeigu nebūtų išimties ir turėtumėt būti mokytojas, kokiu mokytu būtumėt? Biologijos. Kodėl? Nes tiesiog įdomu. Nebūčiau mokytoju. Bet jei turėtum. Jei privalėčiau būti mokytoju. Matkės gal. Kodėl? Aš žinau, matkės sekas. Kiek gavai iš kontrolinio? Gerai, tas kontrolinis visiems. Pirmas kontrolinis nesiskaito. Nuo antro jau galim pradėti skaičiuoti. Tai antras bus geresnis nei pirmas. Pažiūrėkime į šį kabinetą. Kiek daug emodžiukų, kaip šiais laikais sako, hauli mauli, visokių, oi. O parašyta prūdmušis. Ėmė pažiūrėkime, kas vyksta viduje. Kas čia vyksta? Ką mokytojus mokinate? Mokome, pažindiname su jaunimu. Jiem puikiai sekasi. Tai jo, ką žinau, ką daugiau pasakyti. Ir koks mokytas esi tu? Aš esu. Sakyt, koks tikras ar netikras? Netikras. Netikras esu. Arūnas Hofmanas. Ką mokai? Dėstau anglų kalbą. Įdomu, kas čia toks. Ir sakyk, ar mokytojai paklusnus? Jo, šiaip gerai dirba, labai įdomu su jais, tokie faini visai, neišeidinėja iš pamokų, nepraleidinėja pamokų, tai viskas gerai, netriukšmauja, tai labai geri mokiniai. O pažiūrėkime, kas čia? Kolegų charakterio atskleidimas plastilino pagalba. Įdomi, pažiūrėkime. Sakykite, kas čia vyksta? Lipdymas iš molio. O ką čia jūs nulipdėt? Atspėkit dabar iš 3 kartų. Sakyčiau, kokia gėlytė. Ne. O galit papasakoti? Čia tema yra gyvūnai. Žuvys gali būti gyvūnėliai, augintiniai.
Tai va, čia va yra banginis, dėmėtasis, panašus į elnę, o čia žuvėdra. Tai čia jūsų toks charakteris. Taip, pamilo žuvėdra žuvytė vadinasi kompozicija. O kaip mokytojai, kaip jūs vertinat juos? Šitą savo darbą? Ne mokytojus, kaip vertinat? Išdykę labai mokytojai visi, vėluoja. Dar vieną va, iš Londono turim vieną, matot, kitą va iš Paryžiaus buvo. O kaip jūsų kolega šalia, ar drausmingas? Kolega vakar įkando gyvatį, šiandien negali kalbėti. Angis jam įkando vakar. Tai va ją ir nulipdė, bet jis atėmė kalbą iš jo kojas, rankas, bet dabar viską atsigauna. Vieną ranką tik tai valdo. O jūs ką čia išlipdėt iš plastelino? Tai gal negalit? Tai čia gal angis ir yra? Taip sakant. O kaip mokytojai, kurie jumis moko, kaip jie? Labai pikti. Kodėl? Ir apsirengę etiketas labai netitinka mokytojo. Pilvus rodova. Tai tik žiūrim ne į lentą, o į tuos visus kitus va. Savanorės va. Gerai, ačiū. Labai blaško dėmesį. Sveiki. Ką čia pasakykite, nulipdėte? Nulipdžiau toro. Toro? Taip. Ką čia reiškia? Aš manau, kad kai kurie mokytojai mūsų panašus į juos. O kaip sekėsi? Labai gerai, aš manau, mano kūrinys pats geriausias. O sakykite, kaip mokytojai, kurie jumis moko, kaip vertinate? Kurie mus moko, mokytojai yra nuostabus mokytojai. Kodėl čia pykstasi, kas čia vyksta? Ne, čia paprasčiausiai bloga akustika, už tai taip atrodo. Iš tikrųjų, tai čia mes labai draugiškai mokomės. Tai gerai, o jums pamoka patiko, taip? Labai. O praeitos? Praeitos pamokos dar labiau patiko. Gerai, tai tikimės ir dar ateinančios patiks. Tikiuosi. Kodėl taip priekaujate ant mokinių? Nes jie blogai elgiasi. Kaip blogai? Jie rėkia. Atlikti gerai darbo. Čia jie riekauja, kalbasi, telefonais būna vaikščiai, atsistojinėti ir ką daryti. Neįmanoma. Mokytojam galime. O šiaip mokiniai ar kūrybingi? Ne. Kodėl? Mačiau jų darbelius labai kūrybingi. Nu, Rasa labai buvo kūrybinga, bet kiti tai tokia ne prie meno. O ar norėtumėte būti mokyta? Taip, labai smagu. Koks klausimas? Ar norėtumėte būti mokytoju? Ne. Kodėl? Ne mano nervam. Baisu, net su antrankiais neša vaiką į pamoką. Pažiūrėti, kągi technologijų mokytos veikia. Sveiki, mokytojau. Tai esate technologijų mokytos, ką čia rodote per ekraną? Minecraft kaip tutorialus nekrauna, intiko nėra. O tai kažkas pastatė? Žodžiu, turim davą tokius va įrankius, mano paties gaminti. Antrankius sulaužė mano, pataisysiu. Tai, žodžiu, taip, pamokos gal ir ne pačios įdomiausios, gal pas kai kuriuos geriau, nes projektorius veikia, ne kaip pas mus. Bet kažkaip išauklys šiuos. Išeis iš čia kaip kareivukai. O ar būtumėte mokytojų, jeigu reikėtų pasirinkti? Ne. Ne, kodėl? Ne man toks darbas. Aš nebent galėčiau kokiu kalėjimo sargu dirbti. Nu, kur daug strojinti reikia, va, vaikus, va. O jei neturėtumėt pasirinkimo, kokiu būtumėt mokytoju? Technologijų. Šitos, taip pačiai? Aišku, krizės va yra, viskas yra. Galima greitai išsiaiškinti. Tai va. O, kaip sakėt, mokiniai nelabai paklusnus, ne? Šiemet nebiškiu. Tai su drausme, ne? Su drausme dar ir turėjau eiti kitus mokytojus drausmyti, nes ir patys mokytojai tokie neklauso, ką vaikai nori daryti. O pas mane, va, tvarkingai visi dirba išauklėti. Wow, pafilmuok, kas čia vyksta? Čia vyksta rusų pamoka, žinokit. Rusų pamoka semkiai būnoj. Man reikia. Ką gero veikiat? Mokom rusų. Mokom rusų. Pakalbėkit rusiškai. Я чего не понимаю. Я понимаю по-русски. Ты good.
Здравствуйте, меня зовут Ауримас, я живу в городе Приенной, и я люблю мною Рокос, и я люблю моя мама и папа. Bet svarbiausia, я люблю Žiburio gimnaziją. Da. Ir dabar kitiem galit pasakyti, kas matė, kad šiandien pas Larisą pamokos buvo kokios? Pačios geriausios! O sakykit, ar mokiniai drausmingi? Šiaip davėm rašyt. Ne. Dirbom. Dirbom. Ar bus... Ar džiaugsis Larisa? Išmoks jie viską? Kas toks? Larisa, ar džiaugsis? Labai. Jo. Dabar moka kaip kempiniuką pasakyti. Rusiškai. Dabar moka. Gubka bab kvadratiniai štanai. Sveiki, mokytojai, kaipgi jaučiatės po pamokų? Smagiai, šmaikščiai, kūrybingai. Juokingai, džiaugsmingai. Kuri pamoka labiausiai patiko? Paskutinė. Galėjau šok dainuot, pratest. O, šok dainuot geriausiai šokiai per muziką buvo. Tai čia tas protmušis, ne? Ir šiaip visos labai pamokos labai patiko, labai. Muzika ypač. Paskutinis šokis su kardais buvo. O dabar turėjom klausimą. Jeigu galėtumėt, kokią sritį mokyto galėtumėt mokyti, neišskiriant jūsų dabartinę? Čia šitų pamokų rinktis ar ne? Ne, apskritai. Ką dėstyt galėtų? Jo. Muzika. Muzika, chorą galėčiau įsteigti. Vyrų chorą. Aš vienintelį atspėjau visas dainas. Pirmiausia būtų choras mokytojų rajono, o paskui Žiburio choras. Ir ar nesigailit tapę mokytojais? Oi ne. Ne. Labai patenkinti, džiaugiamės gyvenimu ir darbu savo. Gražios šventės. Sveiki, mokytoja, kaipgi jaučiatės? Puikiai. Jaučiuosi puikiai. Ar visos pamokos patiko? Visas patiko. Neturit favorito? Gal ir turiu, bet nepasakysiu, bet visos buvo tikrai geros, kūrybingos, kas man labai patiko. Ir tiesiog šventę tikrai jaučiu. Ir turim klausimą, jeigu galėtumėt pasirinkti būti mokyta ne savo dalyko, kokį dalyką pasirinktumėt mokyti? Turbūt menų. Dailę. Taip, dailę. Ir ar nesigailit, kad esat mokytoja? Ne, jokių būdų. Kodėl? Čia yra mano, aš jaučiu, kad čia yra mano, aš mėgstu mokyklą, mėgstu mokinius ir tiesiog jaučiu. O šiandienos mokytojai, ar jie kaip patiko jums, ar jūs, pavyzdžiui, pamoką vestą, kurie vedė mokytojai, kaip manot, kaip jiems sekėsi? Sekėsi labai gerai, bet kai kam gal drąsos pritrūko, bet šiaip tikrai gerai. Tai taip ir praėjo mūsų mokytojų diena. Tikimės mokytam patiko ši diena ir reportažą perduodu Adrijai, mokytojų dienos regatai.